Tikro sunkiausias turbūt rungtynės sezone. Pirmas 2 kėlinius labai baisiai nekrito, nežinau tiksliai kiek įmetėm, atrodo 11 taškų. Ir aš daug pramečiau ir komandos draugai prametėm, atrodo gerus metimus metėm. Varžovai irgi lygtais neįmetė per daugiausiai, bet susikrovė apie 20 taškų persvarą. Tai aš norėčiau savo komandai padėkoti. Paminėsiu Edgaras Vojtechovskis, Alanas Urbanas, Rokas Getspudas, Karolis Griškos, Arnas Varkalis ir aš, kad susirinkom, kad radom savyje, jeigu būdami šešiese, trečiam kėlinuke pažadint savyje geresnę gynybą, tai susigynėm, tas, manau, įtakojo, kad grįžom į rungtynės, nes trečią kėlinuką liktais 21 taško laimėjom. Tas tokiuose nerezultatyviuose rungtynėse labai daug ką lemia ir ketvirtą kėlinį užtekom jėgų, gale įmetėm 2 sudėtingus tritaškius, kas ir lėmė mūsų pergalę, bet labai dėkui varžovam už gerą kovą. Iš tikrųjų, jeigu jie play-offuose žais tokiu ritmu, tai bus tikrai kietas varžovas visiems. Žinom, kad varžovas stiprus, berods lyderis šiame turnyre, tai neturėjo jie porą svarbių žaidėjų, tai tuo pasinaudojom pirmai pusėje, bet antrai pusėje turbūt patikėjom lengvą pergalę ir po to galo nespėjom persverti rezultatą, kas lėmė mūsų pralaimėjimą.